Sveiki, čia mes Piliona kalbam. Ir mes čia reportažo pranešėjai Adrija ir Jonas. Penktadienį vyko šeimos šventė, kurioje susirinko daug tėvelių, o pradinukai rengė pasirodymus. Taigi esu Adrija, esu su savo sesė. Labą dieną. Sakyk vardą savo. Aš esu Elena. Iš kurios tu klasės? 3. Ir ką tu šiandien su klase savo parodysi per šventę? Kojyčių šokį. Ir daug ruošiatės šitam renginiui? Nu, nelabai, bet kaip ir jo. Sunku buvo pasiruošti? Nelabai. Patiko ruošti šiaip? Taip. Ir fainai? Jo. Tai prisistatykit. Alvija. Gabija. Ir kaip sekės ruošti šitam renginiui? Mes labai lengvai, greitai, ar ne? Porą savaičių parepetavom ir viskas. Mums pasirodymas visas labai greitai. Pradinukės, kiek žinau, mokytojos tai tikrai labai daug darbo atliko, įdėjo į tai. Muzikos mokytoja labai daug. Didelis jai ačiū, Elena, tau labai už visus tuos. Mes nebūtumėm tokie faini ir gražūs be tavęs. O šiaip, ką aš žinau? Norėtumėte daugiau tokių renginių, kad būtų? Būtinai. Kuo daugiau renginių, kad kuo daugiau vaikai pasirodytų, nebijotų lipti ant scenos nebijotų, mikrofonų nebijotų, būtinai reikia kuo daugiau. Gerai, ačiū labai. Tai kuo jūs vardu dabar? Mano vardas Vilma. Ir jūs 3 klasės auklėtoja? Mokytoja 3 klasės, taip. Kaip sekės ruošti šitam renginiui? Iš tikrųjų, tai ekspromptų, visada viskas pas mus yra ekspromptų ir parepetavom 2 kartus, rezultatas matysi scenoje, aišku, norim geriausių rezultatų, bet bus kaip bus, vaikai įdėjo labai daug pastangų. Turėtų būti gerai, todėl kad taip dar niekada nieks nėra darę. O jaudinatės dėl renginio? Dėl renginio nesijaudinu, todėl kad pasitikiu ir vaikais, ir pasitikiu rengėjais, organizatoriais, todėl viskas bus gerai. Gerai, ačiū labai. Prašau. Sveiki, prisistatykite. Sveiki, su Ieva. Atvykau aplankyti, pažiūrėti savo sūnėno pasirodymą. Ir Kas labiausiai patiko? Viskas labai gražu. Labiausiai tai patiko išradingumas vaikų, dainelės ir gėlytės. Ir užaugino vaikai gėlytės ir tėveliam, ir mamom, ir tetom. O tokių daugiau renginių norėtumėt? Be abejo, labai smagu, labai šilta atmosfera ir oras šiltas ir viskas labai šilta. Gerai, ačiū. Ačiū Jums. Sveiki, prisistatykite. Labas, esu Rolandas. Kaip patiko renginys? Be abejo, kaip gali dukrų pasirodymas nepatikti. Kas labiausiai patiko? Dukros, aišku. Ne, bendras tų vaikų visas. Absoliučiai pasirodė, kiek jie, atrodo, kaip jie lengvai viską daro, atsimena tos žodžius, žinok, aš jau pamiršęs tą mokyklą, tai aš neįsivaizduoju, kaip tiek atsiminti pasirodymų viską. Gerai, ačiū. Prašau. Ketvirtadienį Garliavoje Lukšos gimnazijoje dalyvavo Kauno rajono 8 ir 12 klasės mokinių raiškojo skaitymo anglų kalba konkurse. 11 klasės mokinės Gabrielė ir Saulė. Štai interviu su jomis. Sveiki, esu Dominikas ir šiandien esu su Saulė ir Gabrielė. Girdėjau, kad jūs dalyvavot anglų skaitymo konkurse. Tai kaipgi jums sekėsi? Iš tikrųjų sekėsi gan gerai. Mokinomės gal tik 2 savaitės tik tais ir šiaip tekstai buvo gan sunkus, nes visgi tema buvo Šekspyras, tai mums išrinko po Šekspyro vieną poemą ir ta prasme mes ten ir skaitėm realiai, tai neblogai sakyčiau iš tikrųjų. Na, Gabrielė, o kaip tau? Ar tau patiko skaityti tavo tekstą? Asmeniškai man tikrai labai patiko, kadangi, pavyzdžiui, mano išrinktas tekstas buvo tarp 2 veikėjų, tai man kaip reikėjo vaidinti dialogą, tai kad turėjau vaidinti Bahūrą, kuris buvo labai agresyvus
ir po to kitų momentų mergina, kuri ten vos nesigailėjasi, labai norėjo to vaikiną, tai gavosi toks kaip ir juokingas ir kartu labiau įdomesnis negu kiti žmonės, kurie ten buvo ir jie ten poemas įsiminė atmintinai ir jos buvo labai švelnios. Tai asmeniškai man labai patiko. Na, merginos, ar kartotume dar kartą? Jo, ta prasme, man tai iš tikrųjų labai patiko, aš norėčiau ir kitais metais kartot, ir kartot, ir kartot. Būtinai. Jo, smagu. Smagu, kad norit kartoti ir už mūsų mokyklą. Taip, už mokyklos vardą tikrai. Taip. Labai fainai. Taip. Šiai savaitė viskas. Ir susitiksime kitą savaitę. Kas labiausiai patinka? Dukros, aišku. Ne, bendras tų vaikų visas. Absoliučiai pasirodė, kiek atrodo, kaip lengvai viską daro. O, Gabrielė, o kaip tau? Ar patiko tau skaityti tekstą? Man asmeniškai labai patiko. Gerai. Štai, gerai, sorry, tęsim. Gerai, žinau, čia gerai, štai pirmas kartas, gerai, viskas, gerai. Aš galiu būti lėsi, gerai, važiuojam. Gerai. Pala. Labai, aš dabar raudona, nu.